mėgėjai, šiandien esame Panevėžio rajone. Atvykom pasižiūrėti, kaip dirba Agrometer srutų išlaistymo mašina. O įdomu, žinokit, o įdomu. Kas nebuvot, nematėt, tai pamatysite. Tai tokia mašina yra pirma ir vienintelė Baltijos šalyse. Matot naują daiktą, kurio labai džiaugiuosi. Tikiuosi bus našus mūsų ūkiui ir tikiuosi bus efektyvus, sutaupys laiko, resursų ir palengvins visų darbą. Ką auginat? Viską auginam. Kukurūzų, pievų, kviečių, visko po truputį. Kaip jie įsigijote? Koks buvo kelias toks? Turime labai daug biotrąšų. Tai ėjom link to su broliu, kad pasistatyti lagūnas. Tai nusprendėm pildyti paraišką šitai nuostabiai mašinai. Patvirtino tą paraišką ir pasisekė įgyti šitą puikią techniką. Aha. Kokia nauda dabar iš viso to? Efektyviai panaudojamas biokuras, ekologiškai, visiškai draugiškas aplinkai. Šitos mašinos ir viso šito kombinuoto visos sistemos nauda tai yra, kad nenaudojami srutovežiai, negadinama danga, nes visas tiekimas vyksta per žarnas. Dirbame tvariai, atitinkam visus aplinkosaugos reikalavimus ir nereikia naudoti mineralinių trąšų. Tai gal parodykite tą mašiną, gal pademonstruosite? Prašom. Dabar keliam slėgį apie 4-5 barus. Paleidžiam mašiną. Važiuoti, nustatom norimą normą. Šiuo metu yra nuvesta 50 kubų hektarui. Nu ir per kiek laiko tu, ta prasme, atlieki visą darbą, tarkim, jeigu plotą kažkokį įvardintum ir kiek laiko užtrunka? Labai įtakoja norimas išpilti srutų kiekis ir magistralės ilgumas. Tai ką, Žil? Uno gal pažaidžiam, ką? Ne, dar anksti. Dar reikia šiek tiek įsidirbti ir įgūsti truputį tiek naują techniką, tai atsakingiau reiktų žiūrėti tokius darbus. It's our biggest machine that we can that you can get from Agrometer. Tai didžiausia mašina, kokią jūs galite gauti iš Agrometer, vadinama SDS 8000. Labai didelio pajėgumo mašina darbui laukuose, pasižyminti nedideliu slėgimu dirvožemį. Tai labai svarbu, tręšiant, pavyzdžiui, žieminės kultūros. Galima tręšti nevažiuojant technologinėmis vėžėmis, kaip įprasta purkštuvai su chemija arba barstytuvais. Su šia mašina jūs nesunaikinate pasėlių, kol važinėjate lauku. Tačiomis sąlygomis atliekant daug darbo, jūs menkai slegiate dirvožemį, nes tuščia mašina sveria 20 tonų, kas yra nedaug lyginant su traktoriumi ir pilnai pakrauta cisterna. Tai labai nedidelis svoris. Tai ir yra didžiausias pranašumas. Ir jūs turite galimybę visą laiką dirbti, nes ūkyje yra siurblys, kuris žarnomis pumpuoja frakciją visą laiką ir mašina gali dirbti nuolat be poreikio papildyti talpyklą. Frakcijos nereikia vežti laukus. Šios mašinos labai gerai sukomplektuotos, turi GPS valdymo sistemą, automatinį vairavimą, padangų slėgio reguliavimą, kuris leidžia dar labiau sumažinti slėgimą dirvožemį. Much soil compaction, but to avoid this, you can also lower the pressure of the wheels, that you have even lower soil compaction. This is one of the advantages of these machines with the options they choose. Taigi ši mašina yra neeilinė ir specialios specifikacijos, komplektuota su pačiom naujausiom sistemom. Tai yra sudėta ir pilna valdymo sistema, vairavimo sistema. Būtent mes galime reguliuoti srautą,
padavimo kiekius iš labai, sakyčiau, tolimų atstumų. Taip vyksta pats procesas darbo. Nupjauto žolės tręšimas. Matomai visi suprantam, kad ši mašina gali dirbti netgi labai drėgnomis sąlygomis, kaip jokia kita mašina to negali padaryti. Jeigu taip žiūrint, kaip ankstyvą pavasarį reikia išvažiuoti arba vėlyvą rudenį, kaip nori įsivežti srutas, tai dažniausiai yra problemos keliukai arba ten reiškia vieškeliai arba davažiavimai į laukus, tai yra sudėtingi, teisingai. Ne visur yra geri asfaltuoti privažiavimai arba geri žvyrkeliai. Tai dažniausiai su cisternom, su daug, reiškia, reisų, tarkim, tą padaryti, ką dabar mes čia darom, kai mes įtirpinėjom į hektarą šiuo metu nuo 40 iki 60 kubinių metrų, tai įsivaizduokim, vienam hektarui mums automatiškai reikia suvaryti čia, tai kad atiduota patį minimum 3 cisternus turi važinėti, vežioti ir gaudyti tokį našumą. Tai įsivaizduokim, kai sausa viskas gerai yra, bet kas darosi, kai yra drėgnos sąlygos, tai privežimas. O čia kaip dirba paprastai, matote, žarna. O štai žarna yra tolimai, nutolus nuo čia, jeigu aš neklystu, per 1,5 ar 2 kilometrus atstumu. Ir ten pačiam gale prie rezervuaro dirba dizelinė stotelė, kuri pilnai valdosi iš kabinos ir kuri pilnai klauso šios mašinos. Kabina pati išvažiuoja iš savo vietos, apsikeičia ir, ta prasme, labai patogu yra operatoriui. Tai operatoriui kaip operatoriui, bet tokia yra technologija. Tu kitaip negalėtum dirbti, kadangi jinai nuvažiuoja, grįžta, vėl važiuoja, jos tokie važiavimo principai yra, nes kitu atveju tu važinėtum per žarną tiekimą. Tai tu staupai labai daug dalykų. Transporto kaštus, mechanizatorių kiekį, kuro kiekį, tu neterši gamtos. Visą tai daro viena stotelė, kuri tiekia, reiškia, skystą frakciją iš šią mašiną. Ši mašina dirba lėtai, ji dirba maždaug 6 km greičiu, 4-6 priklausomai nuo reljefo, bet jinai dirba pastoviai, dirba automatizuotai ir darbas vyksta, sakyčiau, įvažiavo į laukus. Kaimynai, jeigu kažkur ir yra kažkokią kvapą, jaučia, bet jie tau nesiskundžia, kad žiūrėk, šitie su cisternom, su srutovežiais veža, žiūrėk, išbėgo dar kažkas, arba kažką tai sulaužė, arba buvo keliukas, reiškia, ir taip toliau ir panašiai. Čia šitų problemų nėra. Tai čia yra didžiausias pliusas. Geras pavyzdys, jog pavyko ūkininkui pasinaudoti ES parama ir įsigyti tokią puikią mašiną.